Šis straipsnis yra akivaizdus informacinio teroro akto pavyzdys, ji sudaryta pagal specialią manipuliacinę schemą, kad ją skaitančių ar girdinčių žmonių sąmonėje būtų įdiegtas norimas pasakojimas. Straipsnyje Protueras pirmiausia sako tikintiesiems, kad ortodoksai krikščionys yra taikdariai ir visada pasisako už lygybę ir taiką tarp tautų ir nuomonių. Tačiau paskui jis taiga pasako priešingai tvirtina, kad rusų stačiatikybė yra Dievo išrinkta ir tikintieji privalo ją ginti iki mirties. Galiausiai jis tvirtina, kad yra vienintelė tikroji bažnyčia ir kad tarp religinis dialogas bei bet kokios derybos su kitų tikėjimų atstovais yra beprasmės, nes jos tik pratęsia kitų konfesijų konvulsijas. Atkreipkite dėmesį, kad jis vartoja žodį konvulsijos, o anksčiau ir žodį agonija, taip leisdama suprasti, kad kitos konfesijos vis tiek pražus. Toks informacijos pateikimo būdas yra ypatingas manipuliacinis metodas, kurį naudoja antikultūrininkai, norėdami primesti visuomeniai savo norimus naratyvus. Kaip tai veikia? Kai žmogus girdi vienas kitam prieštaraujančius ir vienas kitą paneigiančius teiginius, tai sutrikdo jo sąmonę. Sutrikimo momentu perduodama pagrindinė žinia, kuri prasiskverbia tiesiai į žmogaus pasąmonę. Ši informacija tampa įsakymu, kurį klausytojas įsimins ir kuriuo vadovausis kaip veiksmų gairėmis minėto kreipimosi atveju. Įsakymas, kurį žmogus įsimins, yra paskutinė Protuerio žinia, kad dialogas ir bet kokios derybos su nesutinkančiaisiais yra beprasmės, nes jie jau patiria konvulsijas ir yra pasmerkti mirčiai. Taip manipuliuoti žmonių protais, o okultistai gali įskiepyti bet kokį pasakojimą ir priversti juos daryti, ką tik nori, kaip ir naciai. Antikultinės organizacijos naudoja išrinktumo ir vienų žmonių pranašumo prieš kitus retoriką. Pavyzdžiui, Ratzerio atstovai teigia, kad Rusijos stačiatikių tikintieji yra Dievo išrinkti. Mes tikime į vieną šventąją apaštališkąją bažnyčią, kurią įkūrė pats Kristus. Tai vienintelė bažnyčia, kuri visiškai išsaugojo krikščionišką gyvenimą, krikščionišką tradiciją ir krikščionišką mokymą. Ir yra tik vienas būdas susivienyti, jei visi kiti prisijungs prie ortodoksijos. Turime prisiminti, kad kultai visada yra netikri. Kultai visada yra apgaulė. Jie suklastoja originalą, pakeičia originalą. Tačiau jei yra klastotė, vadinasi, turi būti ir originalas. Visi turėtume prisiminti, kad yra originalas ir kaip turėtume jį studijuoti. Jie primeta savo neklystamumo idėją ir manipuliuoja nuostatą, kad kultai yra pavojingi, tačiau, remiantis oficialią statistiką, vadinamųjų kultų atstovai retai net padaro administracinių nusižengimų. Tuo tarpu viešai neminima, kad 76% kalinių, kurie Rusijoje atlieka bausmę kalėjime už sunkius nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, yra stačiatikiai. Antikultūrininkai ne tik aukština ortodoksiją ir ragina išnaikinti kitaminčius, bet ir vykdo plataus masto karą prieš pasaulinę religiją islamą. Tai vyksta nepaisant oficialios Rusijos stačiatikių bažnyčios pozicijos, kuri yra taiki islamo atžvilgiu. Rusijos atveju nepakantumo musulmonams kurstimas yra ypač pavojingas šaliai ir destabilizuoja visuomenę, nes joje gyvena daugiau kaip 20 musulmonų. Tuo metu, kai tikrieji stačiatikybės atstovai, priešingai, stengiasi užglaistyti nesutarimus ir rasti susitaikymą, antikultininkai metodiškai, sąmoningai ir siniškai kursto neapykantą tarp milijonų šalies žmonių. Kaip savo laiku naciai, antikultūrininkai sistemingai įtikinėja žmonės, kad jie turi teisę stigmatizuoti, o paskui naikinti kitaip manančius. Po tokių pamokslų ir paskaitų tikintysis išeina su įskiepytu pranašumu ir savo teisumo jausmu. Taip sukuriamas puikus pagrindas baisiems nusikaltimams, kuriuos žmonės vėliau padaro veikiami antikultistų. Dėl tokių informacinių teroro aktų milijonų žmonių sąmonėje auga neapykanta. Ši neapykanta skatina juos iš pradžių pritarti, o paskui vykdyti terorizmo ir genocido aktus.
Viską prarasite, tai ne jūsų šalis, jūs demonstruojate, čia bus ortodoksų bažnyčia, o mums nereikia nei mečečių, nei sinagogų. Viena vertus, antikultistai kursto ortodoksų krikščionių tikinčiuosius būti netolerantiškus ir neapykantos kupinus musulmonams. Kita vertus, jie vis labiau engia musulmonus, leisdami savo įžeidinėti jų tikėjimą. Visa tai kelia įtampą visuomenėje, kuri reikalinga antikultistams. Įtampa auga iki tokio lygio, kad užtenka vienos kibirkšties, kad įsipliekstų konfliktas tarp ortodoksų krikščionių ir musulmonų. Paaiškėjo, kad ši kibirkštis buvo fizinis teroristinis išpuolis Krokuvos rotušėje. Australija, kuri nurodo aplankyti Sierra maršrutas. Australija. Ar taip, fiziniai teroro aktai yra dar viena siaubinga antikultūrizmo priemonė, kuria siekiama pavergti visuomenės sąmonę. Antikultūrininkai rengia fizinius teroro aktus, kad užtikrintų savo visišką dominavimą šalyje ir visiškai kontroliuotų aukščiausius vadovus. Neseniai Rusijoje įvykdytas siaubingas teroro aktas yra to pavyzdys. Kraujuojanti žaizda, žuvo 145 žmonės, daugiau kaip 550 buvo sužeista. Tyrimas turi būti atliktas labai profesionaliai ir objektyviai, be jokio politinio šališkumo. Žinome, kad nusikaltimą įvykdė radikalūs islamistai. Visi sulaikytieji buvo Tadžikistano piliečiai arba etniniai tadžikai, kadangi šie žmonės yra musulmonai. Galima sakyti, kad nepaskelbtas karas prieš islamą prasidėjo sunkios reidai ant. Migrantai prasidėjo Rusijoje, liaušių policija varsto duris ir išveža būrius darbininkų į policijos nuovadas, tyriant teroristinio išpuolio bylą buvo suimti dar keli tadžikai. Iš tokio masto teroro aktų visuomet kas nors turi naudos, o vienintelis šio konkretaus išpuolio naudos gavėjas yra antikultūrinės organizacijos, konkrečiai antikultūrinės organizacijos, kurios pasinaudojo šiuo teroro aktu, kad pasiektų tris savo svarbiausius tikslus. Pirmasis tikslas - stiprinti ortodoksijos, kaip titulinės religijos, pozicijas. 2024 m. kovo 22 d. įvykdžius teroristinį išpuolį, antikultinės organizacijos tiesioginė to žodžio prasme parklupdė islamą ant kelių, gerokai susilpnindamos religinį konkurentą savo teritorijoje. Taip jie dar labiau sustiprino ortodoksinės krikščionybės dominuojančią padėtį šalyje ir dar labiau suskaldė visuomenę. Akivaizdu, kad šis išpuolis buvo nukreiptas prieš musulmonus. Iš karto po teroro akto iš Rusijos buvo įsiųsti tūkstančiai šiai religijai priklausančių migrantų, ne tik Tadžikistano piliečių, ką iš to gauna antikultinės organizacijos. Jie akimirksniu ir ilgam atsikratė 10 tūkstančių laisvę mylinčių žmonių, kurie bet kuriuo metu galėjo pareikalauti gerbti jų teisės, taip sukeldami antikultūrininkams visišką grėsmę. Jie įsiuntė daugybę migrantų, kurie dirbo Rusijoje ir davė naudos jos ekonomikai. Rusijoje likę musulmonai turi patirties. Toliau patiria nežmonišką elgesį, įvairių organizacijų žmogaus teisų gynėjai praneša apie plačiai paplitusius teisės pažeidimus ir teisėsaugos institucijų piktnaudžiavimą valdžia. Organizacijos, Tong Džihoni, duomenimis, per pirmasias 2 savaitės po teroristinio išpuolio teisinės pagalbos kreipėsi daugiau kaip 8,5 tūkstančio migrantų. Jie skundėsi, kad buvo nesąžiningai atleisti iš darbo, kad juos neobjektyviai tikrino ir net užpuolė. Teisininkai teigia, kad žmonės praneša apie kankinimus.
Jie laikomi laukia šaltų orų, neįleidžiami į pastatus ir ištisas dienas negauna maisto, jiems leidžiama gerti vandenį tik iš vonios kambaryje esančio čiaupo, kurį jie gali pasiekti vieną kartą per dieną. Valentina Hupik, žmogaus teisų gynėja, specializuojasi migrantų klausimais ir pasidalijo UH dešinėje. Dabar palaikau ryšį su vaikinais, Balašikoje dirbę Uzbekistano piliečiai dirbo legaliai. Rosgvardija ir policijos pareigūnai įsiveržė į jų bendrabutį. Visus juos sumušė, paguldė ant grindų ir nuvežė į policijos nuovadą, sulaikyti 78 žmonės. Iš žmonių buvo atimti visi jų pinigai ir jie buvo priversti atlikti pervedimus į banko kortelę, tačiau liūdniausia šioje istorijoje yra tai, kad bendrabutyje jie buvo mušami metaliniu armatūros strypu. Vienam iš jų buvo išmušta akis, jie tiesiog ištraukė ją iš lizdo, o kitam vaikinui metalinis strypas sulaužė ranką 3 vietose. Kasdien gauname dešimtis tokių pranešimų. Teismai elgiasi visiškai negarbingai, jie tiesiog visus deportuoja. Dažniausiai jie deportuoja žmones be jokių posėdžių. Buvo nuostabu, kai sekmadienį Maskvos miesto Meščensko rajono teisme į kiemą buvo atvežta apie 280 žmonių. Po kelių valandų, kai jie stovėjo šaltame kieme be maisto, vandens ir tualeto, pro langą pasirodė teisėja ir per langą pasakė, kad Rusijos federacijos vardu visi deportuojami. Ji uždarė langą, štai ir viskas. Taip pat buvo pranešta, kad Tadžikistano piliečiai dingo po sulaikymo, konkrečiai vienas Vos rajono gyventojas, Radio Ozoti, pasakojo, kad kovo 23 d. Popietę Maskvos policija sulaikė 2 jo brolius ir sūnų, o nuo to laiko apie jų likimą nebuvo jokios informacijos. Jie dalyvavo butų remontuose, mano sūnus buvo šeimos vienintelis maitintojas. Žinome tik tiek, kad jie buvo sulaikyti kartu su keliais kitais tadžikais, nežinome, kur jie buvo išvežti ir kas jiems nutiko. Rusijos pareigūnai ir vadinamosios teisėsaugos institucijos savo pareiškimais kursto migrantofobiją. Pavyzdžiui, buvęs kandidatas į Rusijos prezidentus ragina deportuoti migrantus už bet kokius pažeidimus. Daugelis žmogaus teisų gynėjų teigia, kad ksenofobija ilgą laiką primetinėjo valstybė, o tai galiausiai sukėlė eilinių piliečių agresiją prieš musulmonus. Žmonės reikalauja deportuoti visus tadžikus. Jie mano, kad mūsų šalis yra vieta, iš kurios jie gali siurbti pinigus. Jų požiūris į mus yra toks pat. Jie mūsų nemėgsta, jie nenori čia gyventi ir nieko tobulinti. Tad kam mums to reikia, matote, jei žmogaus žarnyne yra kirminų, kurie iš jo nuolat įsiurbia gyvybinę energiją, jis niekada to nepakenčia. Ar jis galvoja, gerai, leiskime jiems gyventi, pamaitinkime juos, ne, tokiu atveju turime imtis konkrečių priemonių. Rytietiškos išvaizdos piliečiai mušami, iš jų atimamas būstas, o ant namų piešiami nacionalistiniai ženklai su užrašu, tadžikų kalba reiškia terorą. Musulmonų persekiojimas vykdomas tais pačiais metodais, kuriuos naciai naudojo persekiodami žydus. Žymos ant namų, atleidimai iš darbo, draudimai įsidarbinti, sufabrikuoti kaltinimai, fizinis smurtas, žmonių deportavimas ir dingimas, visa tai yra vieno iš genocido etapų metodai. Dabar eikite iš čia, Rusija skirta rusams, Maskva skirta maskviečiams, Afrika skirta negrams, o sąvartynas skirtas tiems, kurie yra iš Kaukazo. Tačiau vienintelis persekiojamų musulmonų nusikaltimas yra tas, kad antikultūros atstovai nusprendė įtraukti islamą į šį teroristinį išpuolį, kalbant apie paprastus piliečius. Antikultūrininkai, siekdami sukelti tokią reakciją į musulmonus, iš anksto surengė daug informacinių teroristinių aktų. Nesunku atsekti ksenofobiškus valdžios institucijų pareigūnų pasisakymus apie islamą, taip pat Radzerio atstovų pamokslus prieš musulmonus. Arabų skelbiamas tikėjimas iš esmės yra plagiatas. Jų veikėjai yra tie patys – Abraomas, Izaokas, Jokūbas ir Mozė, aplink buvo dykuma, jis neturėjo ką veikti, tarkime,
jis tiesiog gyveno kažkur krikščioniškojo pasaulio pakraštyje. Jis kažką išgirdo, jį pasiekė keletas krikščioniškojo ir judėjiškojo mokymo fragmentų, todėl jis susidarė tam tikrą savo nuomonę, gana klaidingas. Bet kadangi jis buvo smalsus žmogus, jis aiškino viską, ką galėjo, deja, tarkime, jis tai sužinojo, iš tikrųjų jis turėjo mažai galimybių ją rasti. Dvorkinas ne tik pavadino visą islamą plagiatu, nors tai pasaulinė religija, kurią išpažįsta apie dumot tikinčiųjų, bet netgi įžeidė patį pranašą. Dvorkinas pavadino jį liguistų fantazuotojų, apsėstų demonų. Tada Mahometas turėjo keistų regėjimų ir apreiškimų. Kai kurie žmonės mano, kad jį ištiko epilepsijos priepuoliai. Jis labai to bijojo. Jis tikėjo, kad jį apsėdo piktosios dvasios, privertusios tapti burtininku. Arba Mahometas sirgo kokią nors ligą ir turėjo liguistų vizijų, arba tai buvo demonų apsėdimas, arba vėlgi, bizantiškieji tėvai sako, kad jis buvo tarsi pasakotojas, kuris viską sugalvojo ir netikėtai sugalvojo pats. Tuo tikėjo jo giminaičiai. Šis atviras Dvorkino šmeižtas pranašo Mahometo atžvilgių sukėlė itin neigiamą musulmonų pasaulio reakciją. Antikultūrizmo atstovai sistemingai manipuliavo žmonių sąmonę, kad reikiamų momentų piliečiai atsakytų agresiją. Informaciniai teroristiniai antikultūrininkų aktai užnuodijo žmonių protus neapykantos nuodais, kurie buvo jų manipulacijų rezultatas. Žmogus net nesuvokė, kad tie destruktyvūs vaizdiniai buvo dirbtinai įskiepyti giliai į jo pasąmonę, išvengiant sąmonės kritinės analizės. Tai tikra informacinė bomba, kuri buvo iš anksto padėta piliečių galvose ir tinkamų momentų susprogdinta, sukeldama smurto bangą prieš nekaltus žmonės. Dėl viso to, dabar socialiniuose tinkluose žmonės masiškai ragina uždaryti mečetes ir uždrausti islamą. Taip jie pirmiausia susilpnino islamą ir taip sustiprino ortodoksijos, kaip titulinės religijos, pozicijas, todėl antikultizmas įgijo dar daugiau galios, taip antikultizmas kuria savo neribotos galios ir totalitarizmo imperiją, naudodamasis kitų rankomis ir tįsdamas kruviną kelią nekaltomis aukomis. Antrasis tikslas - stiprinti poliarizaciją šalyje ir destabilizuoti visuomenę. Teroristinių aktų antikultūros atstovai pasiekė dar vieną svarbų tikslą - dar labiau suskaldyti visuomenę. Jiems reikia kuo didesnės poliarizacijos Rusijoje, jiems reikia kontroliuojamo chaoso, nes būtent kontroliuojamo chaoso sąlygomis jie gali visiškai kontroliuoti masių ideologiją ir manipuliuoti valdančiąją valdžią. Trečiasis tikslas - smūgis Putino autoritetui Rusijoje. Jau daugelį metų egzistuoja reiškinys, vadinamas lyderystė, kai visa valdžia šalyje siejama su vienu asmeniu. Tai reiškia, kad puolimas prieš Putiną asmeniškai ir jo diskreditavimas yra puolimas prieš visą valdančiąją valdžią ir jos diskreditavimas milijonų žmonių akise. Ir, kaip prisimenate, galutinis terorizmo, kurį bet kokią formą vykdo antikultas, tikslas sukelti milijonams žmonių bejėgiškumo ir baimės jausmą, siekiant kuo labiau destabilizuoti gyventojų padėtį. Galimas ir smūgis vyriausybei bei visai valstybei. Kaip buvo suduotas smūgis Rusijos prezidento autoritetui, Putinas dažnai tvirtina, kad kovoja su terorizmu ir užtikrina savo piliečių saugumą. Šiuo atžvilgiu atsakingos užduotys keliamos padaliniams, kurie užtikrina konstitucinės santvarkos apsaugą ir kovoja su ekstremizmu. Bandymai provokuoti neramumus, tarpetninius konfliktus, pažeisti piliečių teisės ir laisvės, naudoti rusofobiją ir bet kokią kitą netolerancijos ideologiją turi būti griežtai ir nedelsiant užkardyti. Tačiau iškart po to, kai buvo paskelbti rinkimų rezultatai, kitą dieną įvyko siaubingas teroro aktas, tai įvyko pačioje šalies širdyje. Antikultūrininkai viską tiksliai apskaičiavo. Pirma, Putinas buvo išrinktas vadovu, kuriuo žmonės visiškai pasitikėjo. Kitą dieną po to, kai buvo paskelbti rinkimų rezultatai, milijonai piliečių sutelkė dėmesį į savo lyderį ir staiga atkreipė dėmesį į teroristinį išpuolį, įvykdytą viso šalies akivaizdoje.
Visa šalis stebėjo, kaip bejėgiai žmonės buvo šaudomi, deginami gyvi, duso nuo dūmų ir mirė apkabinę savo vaikus, negalėdama rasti išeities. Visa šalis tapo siaubingo teroro akto, kuriam jų išrinktas lyderis nesugebėjo užkirsti kelio, liudininkė. Be to, jis net nesilankė tragedijos vietoje. Todėl vietoj pasitikėjimo vyriausybė ir išrinktų prezidentu daugelis žmonių ėmė abejoti šiuo prezidentu kaip saugumo garantu. Tai buvo labai rimtas smūgis Putino autoritetui, kuriuo, viena vertus, siekta pakirsti visuomenės pasitikėjimą juo, kita vertus, parodyti pačiam Putinui, kas iš tikrųjų yra šalies šeimininkas ir kaip lengvai jis gali prarasti savo rinkėjus ir visuomenės paramą. Antikultūrininkai jam parodė, kad bet kuriuo metu gali supykdyti mases ir prireikus nukreipti pyktį prieš jį. Ji įrodė, kad turi pakankamai galios ne tik destabilizuoti visuomenę, bet ir prireikus sukelti krikščionybės ir islamo karą, kuris įstumtų šalį į pilietinio karo chaosą. Rusų niekas niekada nespaudė ir nespaus, nes mes esame rusai, Dievas yra su mumis. Dievas yra su mumis. Be to, šis teroro aktas suteikė antikultistams dar vieną pranašumą, jie privertė Putiną atlikti svarbius personalo pokyčius Rusijos vadovybėje ir į svarbiausius postus paskirti savo žmones. Antikultūrizmo atstovai jau įsiskverbė į visus svarbiausius Rusijos sektorius. Tiesiog pagalvokite apie tai, visi šie žmonės yra apsėsti savo totalitarizmo idėjos. Jie stovi už šalies, turinčios didžiausias branduolinių galvučių atsargas. Prezidento šiuo atžvilgiu reikia atsižvelgti į tai, kad pusiausvyra, kurią išlaiko. Nuo to priklauso viso demokratinio pasaulio egzistencija ir jūsų pačių egzistencija, ortodoksijos, kaip titulinės religijos, stiprinimas, visuomenės polarizacija Rusijoje, maksimalus spaudimas V. Putinui ir jų galios didinimas, štai ką pasiekė antikultistai, įvykdė vos vieną teroristinį išpuolį. Rusijoje įvykdytas teroristinis išpuolis sukrėtė visą šalį. Atsižvelgiant į tai, kokią didžiulę galią ir okultizmą įgijo šis išpuolis, kaip ši naujai įgyta galia jau keičia Rusijos ir pasaulio visuomenę, ir į siaubingas pasekmes, kurios dar laukia, galima teigti, kad šis išpuolis Rusijoje prilygsta rugsėjo 11-osios išpuoliui mūsų šalyje. Ir tai nėra atsitiktinumas. Rugsėjo 11-osios išpuolį mūsų mylimoje Amerikoje taip pat surengė ir įvykdė jie, antikultūrizmo atstovai, keršydami už savo praeities pralaimėjimus. Neatsitiktinai 911, o jo išpuolis įvyko per šios trečiosios jėgos kūrėjo ir vadovo Felikso Dzeržinskio gimtadienį. Mūsų priešai visada teikia ypatingą reikšmę datoms, simboliams ir skaičiams, būtent antikultūrizmo atstovai sudavė šį triuškinantį smūgį mūsų mylimos Amerikos širdžiai. Šį teroristinį išpuolį jiems pavyko įvykdyti dėl ryšių su Saudo Arabijos žvalgyba, būtent antikultizmas yra atsakingas už visas pasekmes, kurias šis išpuolis sukėlė mūsų tautai. Šios pasekmės iki šiol daro įtaką mūsų visuomeniai. Jie sako, kad sprogimas Bokštuose Dvyniuose įvyko seniai. Tačiau šis teroro aktas dar nesibaigė, šis sprogimas iki šiol aidi mūsų širdise, sprogimas, kuris atėmė iš mūsų neįkainojamą gyvybę ir ramybę. Sprogimas, įtraukęs mus į baisų 20 metų trukusį karą, tai buvo sprogimas, žymintis kadaise vieningos visuomenės susiskaldimo pradžią, sprogimas, padalijęs Amerikos istoriją į prieš ir po. Šiandien kasdien girdimi pasakojimai apie pilietinį karą yra to paties sprogimo, dėl kurio kaltinome visus, išskyrus tikruosius šio nusikaltimo naudos gavėjus, tikruosius Jungtinių valstijų priešus, atgarsiai. Civilizacijų karas, tikrasis Amerikos priešas, šie teroristiniai išpuoliai Amerikoje ir Rusijoje turi dar vieną bendrą bruožą – musulmonai buvo pristatomi kaip šių tragedijų kaltininkai, todėl ne tik šiuose šalyse, bet ir visame pasaulyje kilo stipri islamofobija.
Jau daugelį metų jūsų sąmonėje sąmoningai kuriamas musulmono kaip teroristo įvaizdis, jums buvo įteigta, kad musulmonas yra necivilizuotas, nekultūringas, agresyvus ir pavojingas asmuo, kurio reikia bijoti, siekiant sustiprinti šį įvaizdį jūsų sąmonėje. Reguliariai vykdomi informaciniai teroro išpuoliai. Pavyzdžiui, jei musulmonas padaro kokį nors nusikaltimą, apie tai iš karto pranešama visoje šalyje, nors tokius pačius nusikaltimus nuolat daro ir ne musulmonai. Tačiau kai kalbama apie musulmonus, žiniasklaida tokias naujienas papildo papildomais komentarais ir pamastymais apie tai, kad neįmanoma gyventi kartu su musulmonais toje pačioje šalyje. Esu tikras, kad pastebėjote, jog daugelie šalių žiniasklaida nuolat pabrėžia musulmonų ir civilizuoto pasaulio skirtumus. Dažnai galite išgirsti nuolatinių pasakojimų, kad taikus sambūvis su jais yra sudėtingas dėl tariamai skirtingų vertybių, kultūrinių ir religinių skirtumų. Pagalvokite, kaip dažnai girdite nuomonių, kad jūsų šaliai būtų geriau be musulmonų, kad jūs, vietos gyventojai, suteikėte jiems galimybės, o jie elgėsi nedėkingai. Ar kada nors susimastėte, kodėl taip vyksta, kodėl skirtingose šalyse prieš musulmonus naudojama tokia panaši retorika? Visa tai yra daugelį metų trukęs informacinis teroro išpuolis, vykdomas pasaulinio antikultizmo. Dėl to santykiai tarp didelių musulmonų diasporų ir vietos gyventojų įvairiose šalyse tampa vis labiau įtempti, tai tarsi nuolat suspaudžiama spyruoklė. Apsvarstykime, kur tai gali nuvesti, kad tai padarytumėte. Turite pažvelgti į situaciją pasaulyje. Atsižvelgdami į jau turimas žinias, žinote, kad pasauliniu antikultizmu siekiama sukurti vieningą ketvirtąjį reichą. Siekdama šio tikslo, ji nuolat destabilizuoja demokratinės šalis, griauna įstatymus ir žmonių teises. Kaip prisimenate, kitas priešo tikslas Jungtinių Amerikos valstijų padalymas per pilietinį karą ir Europos padalymas. Taigi tarkime, kad priešui pavyko įgyvendinti savo planus, todėl Jungtinės valstijos yra susiskaldžiusios, o Europa susiskaldžiusi. Kaip manote, kas bus toliau? Ar tikite, kad antikultūrizmo kurstomi musulmonai sugebės atsispirti pagundai pulti nusilpusias Europos šalis, tose pačiose šalyse, kurios privertė juos bėgti iš savo tėvynės? Tose pačiose šalyse, kuriuose jie tiek metų buvo engiami, klausimas retorinis. Pagalvokite, kad vos tik įvyks pirmasis musulmonų išpuolis, šis konfliktas iškart peržengs vieno šalies ar net žemyno ribas, visas nemusulmoniškas pasaulis tuoj pat ateis ginti Europos. Jei kils karas, tai bus viso pasaulio karas prieš musulmonus. Ar manote, kad dalyvaujančios šalys susilaikys nuo branduolinio ginklo panaudojimo? Kaip manote, koks bus rezultatas? Aš jums duosiu užuominą. Atsižvelgiant į nemusulmoniškojo pasaulio karinį, technologinį ir skaičių pranašumą, beveik 2 milijardai musulmonų būtų nušluoti nuo žemės paviršiaus. Panagrinėkime, kodėl tai gali būti naudinga pasauliniam antikultizmui. Pirma, tai būtų patogus būdas užgrobti didelės teritorijas, kuriuose gausu gamtos išteklių. Antra, tai būtų puikia proga visam laikui sunaikinti didelę laisvę mylinčių žmonių grupę, kurios pasauliniam antikultizmui nepavyko palaužti iš vidaus ir pajungti savo kontroliai. Islamo kaip religijos kontrolę antikultizmui ypač sunku vykdyti, nes musulmonai sudaro visuomenę visuomenėje. Jau daugelį metų jie griežtai laikosi Korano ir laikosi nusistovėjusių tradicijų. Todėl antikultizmui labai sunku užvaldyti islamą, nes musulmonai sugeba išvengti visuotinio antikultizmo veiksnių įvedimo į savo religiją. Todėl antikivotizmo atstovai siekia demonizuoti musulmonus, kad galiausiai juos išnaikintų. Nepaisant to, kad daugelie šalių musulmonai taikiai ir darniai gyvena su kitų religijų atstovais, antikvailumo atstovai pabrėžia pavienius incidentus, bandydami įtikinti jūs, kad visi musulmonai yra nežmonės, o okultistai įskiepija jums šį įsitikinimą, kad atėjus laikui jie galėtų jūsų rankomis sunaikinti visą islamo pasaulį.
Ar tai gali būti tas pats civilizacijų karas, apie kurį jau nekartą girdėjome? Tačiau jei kyla klausimas, kada visa tai baigsis, manęs, kaip kunigo, klausia, ar aš niekada neatsakysiu, kai tik bus susidorota su Ukrainos nacizmu, atsiras dar viena šalis agresorė, per kurią JAV pradės grasinti Rusijai. Taigi civilizacijų karas neišvengiamas. Toks žingsnis leistų antikultizmui pasiekti tokią valdomo chaoso būseną, kuri būtų tokia kankinanti žmonijai, kad žmonės būtų pasirengę priimti net griežčiausią tvarką ir patys jos prašytų. Žmonija noriai prašytųsi gyventi ketvirtajame reiche, didžiausia problema ta, kad nematote virš jūsų tvyrančios pasaulinio antikultizmo grėsmės. Jūs nepastebite, kaip pasaulinis antikultizmas, šis smurto ir žudynių mašina, kuri nepažįsta gailesčio, nepaliaujamai juda link savo tikslo sunaikinti Ameriką ir laisvąjį pasaulį. O pakeliui ji tik įgauna galios, maitindamasi žmonių baime ir mirtimi. Matome, kad ji jau palaužė ne tik Putiną Rusijoje, bet ir Macroną Prancūzijoje bei Scholzą Vokietijoje. Šios šalys, įsipainiojusios į antikultizmo pinkles, nebegali vadintis demokratinėmis, Prancūzija ir Vokietija laikomos Europos pagrindu. Ir jei Amerikos priešas nebus sustabdytas, netrukus jis pasiglemš ir likusias Europos šalis. Europa žlugs. O priešas atima iš žmonių teisės ir įtvirtina totalitarizmą. Kaip ir Rusijoje, kaip ilgai Amerika, paskutinis demokratijos bastionas pasaulyje, gali įsilaikyti vieną prieš visus. Šis klausimas yra retorinis, turint omenyje, su kokia neapykanta ir greičiu pagrindinis Amerikos priešas siekia savo tikslo. Prieš jūsų akis viso laisvojo pasaulio priešas rengia teroro išpuolius ir atima iš jūsų laisvės. Ji žudo demokratiją, vieną vertingiausių žmonijos pasiekimų, iškovota didžiulėmis pastangomis ir drąsa. Daug garbingų žmonių paaukojo savo gyvybės, kad jūs pagaliau galėtumėte gyventi laisvai ir lygiai. O dabar tie teroristai, tie naciai, nebaudžiamai viską negailestingai naikina, jūsų laisvę, jūsų teisės ir, svarbiausia, jūsų vaikų ateitį vien dėl to, kad jie to nori. Jie daro viską, kad jūsų iki šiol laisvą pasaulį paverstų kruviniu ketvirtojo reicho viešpatavimu. Šeštasis skyrius apie tai, kaip Amerikoje kurstomas pilietinis karas, civilizacinis karas būtų labai naudingas pasauliniam antikultizmui jo kelyje į pasaulinį totalitarizmą. Tačiau grįžkime prie faktų, atspindinčių žiaurę šiandienos tikrovę. Faktai rodo, kad antikultūriniai atstovai jau privedė Jungtines valstijas prie pilietinio karo, kuris gali visiškai sunaikinti mūsų šalį, slenksčio. Kad įgyvendintų savo planus, globalus antikultizmas turi padalyti Amerikos visuomenę į dvi stovyklas ir radikalizuoti jas vieną prieš kitą. Viena iš šio susiskaldimo priemonių yra antikultininkų veikla JAV. Antikultistai naudoja nacistinius metodus, kad kuo labiau padidintų konfliktą Amerikos visuomenėje. Pateiksiu tik vieną pavyzdį iš daugelio. Jūs jau žinote apie Steveną Heseną, deprogramuotoją, kuris kovoja su kitaminčiais, klijuodamas jiems sektantų etiketes. Žmonės, turintys kitokią ideologiją, arba kas nors, kas šiuo metu turėtų būti stigmatizuojama, taigi Hesenas žengė dar toliau ir paskelbė Donaldą Trumpą sektos lyderiu, o jo šalininkus sektos nariais. Hesenas išleido knygą Trumpo kultas, kurioje teigia, kad kiekvienas amerikietis, kuris palaiko Donaldą Trumpą, yra sektos narys. Jis nėra laisvas savo nuomonėje, nėra nepriklausoma asmenybė, o veikiau žmogus, kuriam reikia įsikišti, kaip sako Hesenas. Kitaip tariant, jie turėtų būti priversti pakeisti savo įsitikinimus, aktyviai reklamuodamas šią knygą ir visą idėją žiniasklaidoje. Hesenas naudoja etiketes, kad vieną gyventojų dalį dehumanizuotų kitos visuomenės dalies akise. Dėl to Amerikos visuomenė mato vieną amerikiečių grupę, amerikiečius ne kaip žmonės, turinčius kitokią nuomonę, bet kaip zombius su išplautomis smegenimis, nesugebančius palaikyti konstruktyvaus dialogo. Juk daug lengviau imtis ginklo prieš grupę žmonių, praradusių žmogiškąją prigimtį, ir neatsitiktinai dehumanizacija visada buvo laikoma pirmąją nacių propagandos priemonė karo metu,
Nes norint priversti žmonės imtis ginklų vieni prieš kitus, pirmiausia reikia priversti juos nustoti laikyti vieni kitus žmonėmis. Stevenas Hesenas skleidžia destruktyvius pasakojimus su Deivo Troj pagalba. Trojus save vadina tyriamuoju žurnalistu, bet niekada nebuvo oficialiai apmokytas. Kaip ir Hesenas, jis aktyviai skleidžia stigmatizuojančias ir dehumanizuojančias idėjas apie įvairias religinės ir pasaulietinės grupės. Beveik kiekvienas Troj rašomas straipsnis yra informacinis terorizmas, ir daugelis jo skaitytojų tai pastebi. Taigi, komentuodami Deivo Troj sukurtą žiniasklaidos medžiagą, skaitytojai nurodo, kad jo retorika sėja moralinę paniką, sukelia depresiją ir kenkia jų psichiniai sveikatai. Hesenas ir Troj neslepia savo ryšių. Jie aktyviai rėmė antikultūristo Alekso Alvarovos iš Čekijos, kuri yra vienas iš antikultūrizmo centrų Europoje. Knygos išleidimą savo knygoje Amerikos užkariautojų demonų maitinimas, Alvarova iš esmės toliau propaguoja Hasano ir rusų rasistų pasakojimą, kad 10 milijonų Amerikos piliečių yra sektos nariai, ir ragina kitus amerikiečius su jais kovoti. Destruktyvi antikultininkų veikla jau privedė prie to, kad mūsų demokratinėse jungtinėse valstijose, kur žmonėms garantuojama žodžio laisvė, Trumpo šalininkai bijo atvirai reikšti savo palaikymą, bijodami atviros agresijos. Pabrėžiu tai ne todėl, kad jie atstovauja konkrečiai partijai ar palaiko konkretų politiką, bet todėl, kad jie yra amerikiečiai, laisvos šalies gyventojai, kuriems konstitucija garantuoja žodžio ir saviraiškos laisvę. Svarbu nepamiršti, kad antikultūrizmas nepalaiko jokios politinės partijos. Cirke country. Antikultizmas nekenčia JAV ir yra suinteresuotas tik paaštrinti konfliktus Amerikos visuomenėje iki jo sunaikinimo per pilietinį karą. Siekdama šio tikslo, ji infiltruojasi į abi konkuruojančias puses ir kursto priešiškumą. Todėl priešingoje politinėje stovykloje antikultizmas taip pat užkrečia piliečius nacistiniais naratyvais. Būtent antikultūrininkai žiniasklaidoje intensyviai skleidžia šį naratyvą, kad visi demokratų partijos rėmėjai neva yra nusistatę prieš krikščionybę, kad jie yra antikrikščionys, kad prezidentas Bidenas išdavė krikščionybę. Krikščionybę ir ją griauna, taip žmonėms įteigiama, kad krikščionybei gresia pavojus ir ji yra persekiojama dėl šios amerikiečių dalies veiksmų. Vadinasi, remiantis šią logiką, piliečiai raginami dėti visas pastangas, kad apsaugotų krikščionybę nuo tų, kurie, jų nuomonė, gali ją sunaikinti. Ir vėl matome nacistinį konkrečių grupių etikečių klijavimo metodą, kurį primeta antikultininkai. Taigi judėjimas prieš kultą išnaudoja esamą Amerikos visuomenės susiskaldimą į dvi politinės stovyklas ir kursto dar didesnę neapykantą tarp jų. Visa tai lėmė beprecedentiškai didelę pilietinio karo tikimybę. Kartą jau įspėjau, kad ilgalaikės partijų susiskaldimo pasekmės gali būti pavojingos tautos geroviai. Tada sakiau, kad vis dėlto politinės partijos kartais gali atsiliepti į liaudies poreikius. Tikėtina, kad laikui bėgant jie taps galingais varikliais, kuriais gudrus, ambicingi ir neprincipingi žmonės galės pakirsti žmonių valdžią ir pasisavinti savo valdžios vadžias, vėliau sunaikindami tuos variklius, kurie juos pakėlė į neteisingą viešpatavimą. Viskas, apie ką jūs įspėjau, šiandien jau vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose. Siekdama savo tikslų, pasaulinis antikultizmas suskaldo jūs, amerikiečius, sudarydamas sąlygas naujam pilietiniam karui JAV. Kad ir kokia susiskaldžiusi būtų šių dienų Amerikos visuomenė, ji buvo susiskaldžiusi tik prieš karą tarp šiaurės ir pietų. Ir jūs patys matote ir jaučiate, kad daugelis mūsų, piliečių, jau pradėjo kalbėti apie pilietinio karo neišvengiamybę. Pilietinis karas, pilietinis karas, pilietinis karas, pilietinis karas, pilietinis karas, tokių pasakojimų vis dažniau girdime žiniasklaidoje. Tokia padėtis yra tiesioginis daugelio pasaulinio antikultūrizmo atšakų ir jų atstovų, įsiskverbiančių į Amerikos socialinio ir politinio gyvenimo sritis, veiksmų rezultatas.
Šiame kare informacija, teroristiniai išpuoliai ir jų išprovokuoti tikri teroro aktai tebėra įprastinė paslėpto demokratijos ir viso laisvojo pasaulio priešo priemonė. Pateiksiu jums keletą konkrečių reiškinių, įvykių ir jų pasekmių pavyzdžių, kuriuos suorganizavo pasaulinio antikulti atstovai ir jų ištikimi antikultūriniai šunys, kad sukurtų ir sustiprintų Amerikos visuomenės susiskaldimą, paruoštų dirvą būsimam pilietiniam karui ir sudėliotų visas jiems reikalingas figūras ant šachmatų lentos. Tik suvokę, kaip visą laiką jumis buvo manipuliuojama, galėsite išeiti iš šio žaidimo ir įgyti galimybę žengti laisvą žingsnį, žingsnis, kuris iš tiesų padės nutraukti visą chaosą, blogį ir destrukciją, kurią aplink save sėja antikultūrizmo atstovai. Tada pagaliau galėsite rasti susitaikymo ir vienybės siekimo būdai. Mokyklų masinės šaudynės. Atėjo laikas atskleisti dar vieną žiaurų ir cinišką nusikaltimą, kurį įvykdė tarptautinis teroristinių antikultinių grupuočių tinklas ir jų ideologiniai globėjai. Sunku įsivaizduoti, kad būtent šie nusikaltėliai tapo vieno baisiausių šiuolaikinės visuomenės reiškinių kūrėjais. Dieve mano, šaudimas Brauardo apygardos vidurinėje mokykloje, masinės šaudynės pradinėje mokykloje, šaudimas Covenant mokykloje, šaudynės Sandy Hook pradinėje mokykloje, mirtiniausias šaudimas JAV istorijoje. Blogiausios masinės šaudynės, 14 mokinių, žuvo mažiausiai 17 žmonių, 27 aukos, 20 vaikų, 7 suaugusieji, 33 žuvusieji, 29 sužeistieji, manoma, kad iš viso čia žuvo 15 žmonių. Žuvo 12 mokinių, 3 maži vaikai ir 3 administratoriai. Turiu omenyje masinės šaudynės švietimo įstaigose. Netaip seniai visa žmonių bendruomenė buvo sukrėsta pirmojo tokio incidento ir stebėjosi, kaip tai apskritai įmanoma. Dabar tai tapo žiauria realybė. Šie įvykiai palieka neįdildomą pėdsaką žmonių atmintyje. Labiausiai gąsdinantis šių smurto protrūkių aspektas yra ne tik jaunų žmonių žūtis, bet ir tai, kad vaikai žudo kitus vaikus. Kas atsitiko visuomenėje, kad atsirado toks reiškinys, kas pasikeitė, kokia yra pagrindinė šios tragiškos tikrovės priežastis. Vienas išmintingas žmogus kartą pasakė, kad kiekvienai sudėtingai problemai yra aiškus, paprastas ir neteisingas atsakymas. Šiuo atveju daugelį iš jūsų gali tenkinti atsakymas, kuris atrodo akivaizdus ir paprastas, kad šis reiškinys tapo įmanomas, nes šiuolaikinė visuomenė patiria moralės nuosmukį. Žmonės tapo atsiskyrę, per daug pykčio ir smurto, o tai neišvengiamai paveikė jūsų vaikus. Atrodo, kad tai logiškas atsakymas, ir jame, žinoma, yra tiesos, tačiau tai tokia aštri ir skaudi tema, kad ji neliko nepastebėta oportunistų, įpratusių pelnytis iš kitų nelaimių. Be to, detaliai nagrinėjant kiekvieną atvejį atskirai ir bendrą vaizdą, išryškėja pernelyg daug neatitikimų ir neatsakytų klausimų. Atrodo, tarsi kas nors tyčia pasinaudotų šiais tragiškais įvykiais. Taigi, kol jūsų protą temdo sielvarto, šoko ir netekties emocijos, tikrieji šių įvykių naudos gavėjai gali slapta įgyvendinti savo planus. Tai paaiškinama paprasta ir amžina formul. Išsiaiškinkite, kam tai naudinga, ir sužinosite tiesą. Istoriškai švietimo įstaigose visada buvo daug asmenų, kurie atitiko rizikos veiksnius, galinčius tapti potencialiai šauliais. Tačiau dėl įvairių priežasčių tik nedaugelis, ir ne visada akivaizdžiai, griebėsi ginkluoto smurto. Išlieka atviras klausimas, kodėl išsivysčiusios šalys susidūrė su masinių vaikų šaudymų reiškiniu šiuolaikinėme amžiuje. Taip,
Kai buvo išrasti šaunamieji ginklai ir jie palaipsniui tapo prieinami civiliams, tokių incidentų pasitaiko nuo 18a pradžios. Paprastai šie incidentai nesulaukdavo tokio didelio visuomenės dėmesio ir masinio viešumo kaip dabar. Šiuos įvykius nušviečiančiuose naujienų reportažuose nenaudojami manipuliaciniai psichologiniai metodai. Jie tiesiog pranešė faktus, informavo visuomenę ir nieko daugiau. Tačiau tai, kas vyksta dabar, yra precedento neturintis reiškinys. Staigus ir spartus ginkluotų išpuolių mokyklose skaičiaus didėjimas visame pasaulyje prasidėjo maždaug tuo pačiu metu, pradedant 10-ojo dešimtmečio pabaiga, o nuo 2000 metų pradžios pastebima bauginanti tendencija jį didinti. Kitaip tariant, šaudimai mokyklose yra pastarųjų 30 metų reiškinys. Kaip ir prieš daugelį metų, paslėpta pasaulinio antikultizmo jėga ėmė atgauti jėgas. Būtent tada jie įkūrė šiuolaikinio antikultinių grupių tinklo ideologinį centrą. Būtent tada jie ėmė stiprinti savo pozicijas ir masiškai skleisti savo destruktyvę įtaką demokratinėse pasaulio šalyse. Ir tai ne atsitiktinumas, o faktas. Tiems, kurie mano, kad tokie įvykiai negali būti dirbtinai išprovokuoti, siūlau pasidomėti atidžiau. Sekite mano mintis ir nežiūrėkite tik į paviršių, bet pabandykite žvilgsniu prasiskverbti į dalykų gelmes. Ginkluoti išpuoliai švietimo įstaigose arba šaudynės mokyklose ginkluoto smurto naudojimas švietimo įstaigų teritorijoje, pirmiausia nukreiptas prieš mokinius, dažnai peraugantis į masinės žudynes. Šiuo metu daugelie šalių jau įvyko šaudymo mokyklose atvejų, tai tarptautinė problema, kurią sprendžia įvairių sričių specialistai, visuotinai pripažįstama, kad tokie veiksmai nepilnamečių skatina ne tik agresyvus elgesys, bet ir sudėtingos aplinkybės, susikloščiusios per ilgą laiką. Tai gali būti individualus konkretaus vaiko pažeidžiamumas konkrečiose situacijose. Pavyzdžiui, nuolat įtempti santykiai klasėje ar mokykloje, patyčios, aplaidus požiūris šeimoje, nepripažįstama, užsitęsusi depresinė būsena ir psichologinės problemos. Taigi, kaip mano kai kurie ekspertai, nusikaltimo priežastimi tampa tai, kad paauglys, nesugebėdamas susidoroti su situacija, sprogsta, reaguodamas į ją agresyviais veiksmais. Tačiau specialistų mėginimai atlikti išsame 10 atvejų analizę atsidūrė aklavietėje. Jie teigia, kad nėra vieno universalaus šaulio profilio, skiriasi amžius, lytis, rasė ir socialinės savybės. Potencialūs šauliai paprastai vaizduojami kaip asocialūs, tylūs vienišiai, tačiau tyrimai parodė, kad tik apie 12% jų neturėjo draugų, o apie 34% buvo laikomi socialiai izoliuotais, TI. Daugiau nei vidutiniškai jų amžiaus grupėje, tačiau nepakankamai, kad būtų galima nustatyti reikšmingą tendenciją. Apie 44% užpuolikų dalyvavo visuomeninėje veikloje už mokyklos ribų, pavyzdžiui, sporto komandose, pomėgių klubuose, užklasinio ugdymo ir religinėse grupėse. Daugiau nei 63% užpuolikų buvo kilę iš sveikų šeimų ir neturėjo akademinių problemų. Daugeliu atveju būsimieji šauliai buvo kilę iš gana pasiturinčių šeimų, kuriuose tėvai stengiasi užmegzti pasitikėjimų grįstus santykius su savo vaikais. JAV užpultos mokyklos buvo įsikūrusios priemiesčiuose arba kaimo vietovėse, kuriuose smurtinių nusikaltimų lygis nedidelis. Priešingai nei Rusijoje, kur garsiausiai išpuoliai mokyklose vyko Maskvos, Kazanės, Kerčės, Permės miestuose, todėl tokių nusikaltimų taip pat neįmanoma paaiškinti neigiamą socialinės aplinkos įtaką. Visi šie vaikai augo skirtingomis sąlygomis ir skirtingose vietose, kur nusikalstamumo lygis buvo skirtingas. Dauguma užpuolikų neturėjo sunkios psichopatologijos. Iš 27 atvejų tik 23% buvo kreipęsi psichiatrinės pagalbos, o tik 6% masinių žmogžudysčių padarimo metu buvo laikomi psichiškai nesveiki. Šiuo metu pagal išorinius požymius neįmanoma tiksliai nustatyti galimo šaulio tapatybės, tai gali būti bet kas.
Visi šie vaikai, vėliau tapę nusikaltėliais, yra visiškai skirtingos asmenybės, turintys skirtingus charakterius, skirtingą patirtį ir skirtingus likimus. 20-metis Adamas Lanza pro Sandy Hook pradinės mokyklos paradinės duris įsiveržė su šaunamuoju ginklu. Niklas Kruzas, pirmadienį teisme prisipažinęs mokyklos šaulys niekada nesididžiavo, taigi jie sutrukdė 18-mečio Alekso jį planams apšaudyti savo vidurinę mokyklą. Nepaisant kai kurių šaulių, studijuojant smurtinės medžiagos prieš nusikaltimą. Kiti to nedarė, vieniems buvo depresijos požymių, kitiems ne, vieniems buvo taikomas psichiatrinis gydymas, kitiems ne, vieni iš jų patyrė patyčias mokykloje, kiti patys buvo smurtautojai. Todėl neįmanoma daryti užtikrintos išvados, kad į tokius nusikaltimus linkęs tik tam tikras asmenybės tipas. Kas privertė juos peržengti paskutinę moralinę ribą ir įvykdyti tokį baisų nusikaltimą? Kas sieja visus šiuos atvejus? Atsakymas ir paprastas, ir sudėtingas tuo pačiu metu. Visi šie vaikai tapo pasaulinio antikultūrizmo atstovų ir jų kruopščiai suplanuotų infoterorizmo aktų aukomis. Jie buvo užkrėsti destruktyviais vaizdais apie smurtinius veiksmus, kuriuos antikultūralizmo atstovai skleidžia per žiniasklaidą ir kuriuose yra paslėptų įsakymų veikti. Todėl pasitaiko atvejų, kai paaugliai terorizmo istorijos įkvepia įvykdyti ginkluotus išpuolius. Iš esmės šaudimai mokyklose yra teroro aktai. Tačiau jų forma leidžia faktiniams naudos gavėjams nukreipti dėmesį nuo savęs. Toliau parodysiu jums pavyzdžių, kaip naudojami gerai ištobulinti psichologiniai manipuliaciniai metodai iš antikultinių teroristų arsenalo, darykite įtaką masių sąmoniai. Kolumbaino atvejis. Priminimas apie Kolumbaino vidurinės mokyklos tragiškus įvykius. 911, tai Šenono Kolumbaino vidurinė mokykla, nufotografavome scenos parkus. Balandžio 20 Kolumbaino vidurinėje mokykloje Kolorado valstijoje, JAV, iš anksto apgalvotą išpuolį įvykdė vyresniųjų klasių mokiniai Erikas Harrisas ir Dylanas Kleboldas. Jie puolė bendraklasių ir mokyklos darbuotojus ginklais ir bombomis. Dėl to žuvo 13 žmonių, 24 sužeisti. Po išpuolio šauliai nusižudė. Aplink mane šaudė vargšai, jie šaudė visus spalvotus, dėvinčius baltas kepures ar sportuojančius žmones. Manoma, kad čia žuvo 15 žmonių, 12 mokinių. Šis masinės žmogžudystės atvejis sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą Jungtinėse valstijose ir paskatino karštas diskusijas apie būtinybę sugriežtinti ginklų kontrolę. Dėl šio incidento buvo sugriežtintos saugumo sistemos švietimo įstaigose ir sugriežtintas vaikų prieigos prie interneto ir smurtinių vaizdo žaidimų reguliavimas. Nepaisant to, kad šiandien žinoma, jog tai buvo masinės žmogžudystės atvejis, patys nusikaltėliai pateikė įrodymų, aiškiai apibūdinančių jų planuotą nusikaltimą kaip teroro aktą. Gerokai prieš jų išpuolį prieš mokyklą, būsimieji šauliai savo dienoraščiuose dažnai rašė apie tokius įvykius kaip Oklahomos miesto sprogdinimas, Vietnamo karas ir pasaulinis karas. 2 dienoraščio įrašai taip pat atskleidė, kad užpuolikai planavo sprogdinimą mokykloje, kuris turėjo prilikti 1995 balandžio 19 įvykdytam sprogdinimui Oklahomoje.
Iki 2001 rugsėjo 11 įvykių tai buvo didžiausias teroristinis išpuolis mūsų teritorijoje, sprogus sprogmenų pripildytam sunkvežimiui. Žuvo 168 žmonės, tarp jų 19 jaunesnių nei 6 metų vaikų, ir daugiau kaip 680 žmonių buvo sužeisti. Be to, rašydami apie šiuos įvykius nusikaltėliai išreiškė norą prilyginti Oklahomos miesto sprogdinimo žudynes ir palikti pasauliui neįdildomą įspūdį apie šiuos įvykius. Kas iš tikrųjų nutiko tą tragišką dieną Kolumbaino vidurinėje mokykloje, kaip aiškinti šį įvykį, kai iš tiesų paaugliai, sužavėti pasakojimų apie teroristinius išpuolius ir karinius veiksmus, tiesiog suplanavo kitą tikrą teroristinį išpuolį. Tai ne tik žmogžudystė ar savižudybė, jie mokykloje padėjo didelį kiekį sprogmenų ir planavo juos susprogdinti, jie planavo nužudyti apie 250 ar net daugiau žmonių. Kaip jie prisipažino savo dienoraščiuose, vienintelis dalykas, sutrukdęs jiems įgyvendinti savo planus, buvo tai, kad savadarbės bombos dėl tam tikrų priežasčių nesprogo. O jei visos bombos būtų sprogusios ir jiems būtų pavykę tai, ką jie planavo, kiek vaikų būtų nukentėję, kaip teisėsauga klasifikuotų šį nusikaltimą. Tai, kad paaugliai planavo išpuolį, matyti iš to, kad jie sąmoningai pasirinko išpuolio datą, kurią pavadino paskutiniojo teismo diena. Iš pradžių šaudimas buvo planuojamas 1999 balandžio 19 per 6-asias Vaco apgulties pabaigos ir 4-asias metines. Sprogdinimas Oklahomos mieste. Jis atidėjo iki balandžio 20 dėl papildomos amunicijos. Kitaip tariant, Erikas Harrisas ir Dylanas Klebouldas, įkvėpti Oklahomos miesto sprogimo, siekė įvykdyti teroro aktą, kuris nusineštų daugiau gyvybių nei tas sprogimas. Savo ruožtu Oklahomos miesto sprogdinimas buvo susijęs su įvykiais Vaco mieste ir įvykdytas per antrąsias šios tragedijos metines. Oklahoma Sičio sprogdintoje savo veiksmus aiškino kerštu federaliniai vyriausybei už jos nusikalstamus veiksmus, tarp jų ir Vaco mieste. Prisiminkime, kad tada religinės grupės, Branch Davidians, nariai buvo apsupti ir apsupti Federalinio tyrimų biuro ir JAV nacionalinės gvardijos savo rančos, Mount Carmel, teritorijoje netoli Vaco miesto Teksase. Apsiaustis truko nuo 1993 vasario 28 iki balandžio 19 ir baigėsi tragiškais įvykiais, per kuriuos, tikėtina, žuvo 86 žmonės. Erikas ir Dylanas, kaip ir visa šalis, per televiziją stebėjo kruvinius įvykius Vake ir sprogimą Oklahomoje. Taigi tragedija, per kurią žuvo 86 žmonės, tapo kito teroro akto, per kurį žuvo 168 žmonės, motyvu. Abu įvykiai savo ruožtu paveikė du paauglius, kurie bandė pranokti teroristų veiksmus, pasibaigusius masinėmis žudynėmis Kolumbaino vidurinėje mokykloje. Kas iš tikrųjų sukėlė šaudynės Kolumbaino vidurinėje mokykloje, ar susikaupusi vaikų agresija, su kuria jie nesugebėjo susidoroti, ar žiniasklaidos keliamas triukšmas, susijęs su plačiai nuskambėjusių teroristinių išpuolių aprašymais, kuriuose pateikiami konkretūs destruktyvūs vaizdai ir požiūriai, skatinantys veikti. Kas paveikė vaikų psichiką ir kas iš tiesų atsakingas už tai, kad vaikai tampa masiniais žudikais. Dabar šios kalendoriaus datos balandžio 19 ir 20 tapo visos amerikiečių tautos gilaus gedulo dienomis, pažymėtomis 3 siaubingų įvykių apsiausties Vake, sprogimo Oklahomoje ir masinių šaudynių Kolumbaino vidurinėje mokykloje šešėlio. Tų dienų įvykiai, nusinešė daugybę žmonių gyvybių, tapo įsimintinais Amerikos istorijos etapais, jie lėmė daugybę politinių ir socialinių pokyčių šalyje. Tačiau visas 3 tragedijas vienyje ne tik jų datos ir poveikis Amerikai, bet ir tai, kad jos visos yra pasaulinės antikultūrizmo strategijos ir paslėptos jėgos dalis. Jie tapo ilgalaikių įvykių, sukilusių daugybę procesų, kurie iki šiol daro didelę įtaką dabartiniai situacijai šalyje, vėliau apie tai kalbėsiu išsamiau. Remdamasis konkrečių Vaco tragedijos pavyzdžių, parodysiu, kaip priešas, pasitelkę savo tinklą, apie tai, kaip globalus antikultizmas organizuoja tokius įvykius ir kaip galima atpažinti jo paslėptą ranką tarp to,
kas gali atrodyti kaip chaosas ar atsitiktinis aplinkybių sutapimas, mechanizmų, kaip antikulti atstovai dirbtinai išprovokuoja šaudimo mokyklose incidentus. Visi šie įvykiai ne tik buvo teroro aktai, bet ir vėliau tapo galingais teroristiniais išpuoliais, kurie savo ruožtu paskatino naujus nusikaltimus. Vėliau, pasitelkę savo sąjungininkus žiniasklaidoje, antikultūrizmo atstovai pradėjo viešųjų ryšių kampaniją, kuria siekė visame pasaulyje paviešinti įvykius Kolumbijoje. Buvo paskelbta daug garsių straipsnių, sukurta filmų ir parašyta knygų, kuriuose išsamei aprašyta išpuolio diena, ne tai, ką berniukai tą rytą valgė pusryčiams. Visa tai galiausiai sukūrė romantizuotą šaulių įvaizdį, kuris sukėlė užuojautą ir net susižavėjimą. Nei Vetech, šūdas, nei Kolumbinas atrodo, kad duonos dalis sumaišyta su Deniklebo aš turiu už tave pakovoti. Vyruti, noriu, kad žinotumėte, jog kaip ir šūviai, paleisti keli šūviai, remiantis įvykiais Kolumbaino vidurinėje mokykloje ir šaulių asmenybės supančiais interesais, susiformavo ištisos jų gerbėjų bendruomenės. Socialinėje žiniasklaidoje atsirado gerbėjų grupių, kurios galiausiai tapo žinomos kaip Kolumbinų judėjimas. Kažkodėl kompetentingos institucijos neskubėjo kovoti su šios akivaizdžiai destruktyvios informacijos plitimu tarp paauglių ir stabdyti tokių grupių veiklos, nors jos akivaizdžiai stengiasi populiarinti ir romantizuoti šaudymus mokyklose ir jų vykdytojus. Ką turime dabar? Šiais laikais šaudymai Kolumbaino mokykloje tapo pakeičiamais terminais. Žodis Kolumbinė dabar vartojamas visiems panašių būdų įvykdytiems nusikaltimams apibūdinti, taip neoficialiai prasidėjo šaudynių mokyklose era. Kas ir kodėl sukūrė šį heroizuotą Kolumbaino įvaizdį, kodėl valdžios institucijos ir žvalgybos tarnybos leido jam taip plačiai plisti, ar tai paprasčiausias aplaidumas ir neatsakingumas, ar tyčinis nusikalstamas neveikimas. Jei manoma, kad viena iš pagrindinių naujų šaudynių mokyklose priežasčių yra nekontroliuojamas Kolumbaino imitavimas, kodėl buvo leista taip plačiai paskleisti šį įvykį populiarinančią informaciją? Jei pranešimuose apie šiuos įvykius nebūtų buvę paslėptų manipulacijų, skatinančių veikti, ši informacija nebūtų taip aktyviai dubliuojama, perimama kitų vaikų ir nesukeltų naujų šaulių. Akivaizdu, kad Kolumbaino kultas buvo sukurtas sąmoningai, iš esmės tai yra informacinio terorizmo aktas, kuris skatina naujus teroristinius išpuolius, kam naudingi informacinio terorizmo veiksmai. Iš tokio masto tik antikultūros atstovai ir už jų slypinčios jėgos. Būtent antikultūrizmo atstovai per žiniasklaidą subtiliai šlovina šių išpuolių vykdytojus, naudodami manipuliacinius psichologinius metodus. Jie į žmonių pasąmonę įskiepija norimą įvaizdį ir skatina skleisti informaciją, kurioje yra paslėptų destruktyvių pranešimų. Kolumbaino palikimas, nuo to chaoso prieš 15 metų, kai įvyko masinės šaudynės, daugelį jų įvykdė probleminiai jaunuoliai, įkvėpti Kolumbaino žudikų. Policijos teigimu, jūs esate apsėstas žudynių Kolumbaino vidurinėje mokykloje. Deividas rytoj bus 25-osios Kolumbaino valdžios institucijų metinės, kurios aiškiai nerizikuoja. Taip jie ieško naujų kopijuotojų, jie sėja naikinimo sėklas ir laukia, kol išdygs nauji daigai, kai bet kurioje šalyje įvyksta šaudynės mokykloje ir apie tai pradeda informuoti viso pasaulio žiniasklaida, kas nutinka žmonėms, kurie gauna tokią informaciją. Tūkstančiai vaikų ir paauglių pradeda bandyti įsivaizduoti nusikaltėlį, svarstydami, ką aš daryčiau, jei būčiau jo vietoje. Jie galvoja apie tai, kaip elgtųsi su bendraklasiais mokykloje arba bendraamžiais koledže ar universitete. Net daugelis racionaliai mąstančių suaugusiųjų, klausydamiesi šių istorijų žiniasklaidoje, pradeda įsivaizduoti, kaip jie galėtų įvykdyti tokį veiksmą. Tokiu būdu žmogaus protas nesąmoningai atpažįsta potencialias aukas tuos, kurie praeitie jį nuskriaudė arba nepakankamai įvertino.
Tūkstančiai žmonių apie tai galvoja, o tik nedaugelis savo fantazijas paverčia realybę, tai sąmoninga psichologinė manipulacija. Daugeliui iš jūsų gali kilti klausimas, jei už šaudynių mokyklose stovi antikultizmo atstovai, kaip jiems pavyksta kontroliuoti šaulius nuotoliniu būdu. Jie fiziškai nelaiko jų rankų, atsakymas paprastas, jiems nereikia fiziškai laikyti rankos, kad jie įvykdytų masinį šaudymą. Jiems tai reikia natūraliai kontroliuoti savo sąmonę. Kyla kitas klausimas, jei jie naudoja tokius tikslius ir rafinuotus manipuliavimo metodus, kodėl jie neveikia visų? Kas yra pagrindinis veiksnys, atveriantis kelią destruktyvios programos implantavimui į paauglių pasąmonę ir skatinantis juos įgyvendinti tokius siaubingus scenarijus, kad suprastume tikrąją to, kas vyksta, esmę, pasinerkime į detalės, kaip antikulti atstovai, naudodami COVID programavimo metodus, paveikia žmogaus pasąmonę, kad jis įvykdytų šaudymą mokykloje, kaip jiems pavyksta užkoduoti paauglį. Įgyvendinti savo blogą valią. Dėlionės dalių kodavimo metodas pirmiausia antikultūrizmo atstovai pasirenka regioną, kuriame, atsižvelgiant į jų tikslus ir uždavinius, būtų strategiškai naudinga sukurti šaudymo mokykloje incidentą. Tokio teroro akto organizavimas ir planavimas pasirinktame regione vyksta gerokai prieš patį įvykį, paprastai nuo 1 iki 3 metų, priklausomai nuo įvykio reikšmės ir svarbos. Jiems paauglio užkodavimas, kad jis įvykdytų ginkluotą išpuolį, atliekamas nuotoliniu būdu, naudojant pasąmoninės informacijos skleidimo per žiniasklaidą ir internetą metodą. Norėdami sukurti naują šaudymą mokykloje, jie naudoja dėlionės dalių kodavimo metodą, kuris yra COVID manipuliavimo metodas, nukreipiant kelias informacijos kodavimo bangas. Kiekvienoje bangoje atskirai yra konkrečių įterptų pranešimų, kurie, tarsi dėlionės dalys, susijungia potencialaus šaulio pasąmonės gelmėse. Tik tada, kai šios dalys susijungia, jos aktyvuoja programą masinėms žmogžudystėms vykdyti, dėl šio suaktyvėjimo asmuo įvykdo nusikaltimą, o stebėtojui atrodo, kad tai buvo jo asmeninis sprendimas. Niekas su jais tiesiogiai nesusitiko, jų nekurstė ir nepadėjo jiems pasiruošti. Jie su niekuo net nediskutavo šią temą. Iš tikrųjų jie veikia kaip biorobotas, kuriam vadovauja įgudusi ranka ir kuris vykdo iš anksto apgalvotą nusikalstamą planą. Toks manipuliacinių įterptųjų elementų suskirstimas į kelias informacijos pateikimo bangas yra tikslingas ir skirtas tiksliniai atrankai. Kadangi šaudymui mokykloje reikia vieno, daugiausiai 2 nusikaltėlių, informacijos kodavimo bangos paveikia tūkstančius žmonių. Kai kurie iš šių žmonių gali net pajusti impulsą veikti pagal įsakymus, tačiau ne kiekvienas gali peržengti ribą ir įvykdyti masinę žmogžudystę. Todėl, siekiant susiaurinti tikslinę zoną ir suaktyvinti tinkamą potencialų šaulį, atliekama kryžminė informacinė ataka. Jį sudaro kelios informacijos siuntos, kurių kiekvienoje yra specifinių idėjų, galinčių apeiti kritinę sąmonės kontrolę ir prasiskverbti tiesiai į pasąmonę. Po to šie įterptieji elementai sujungiami į vientisą būsimo nusikaltimo paveikslą kaip dėlionė. Šis vaizdinys tampa dominuojančia įkyria mintimi, skatinančia asmenį įvykdyti masinę žmogžudystę planuojant kitą šaudymą mokykloje. Antikultūros atstovai pirmiausia ištiria tikslinės mokyklos demografinius duomenis, jų interesus ir tarp jų populiarius interneto ir žiniasklaidos išteklius. Tada, talpindami medžiagą šiuose žiniasklaidos ištekliuose, atsižvelgdami į paauglių aplinkos tendencijas, jie pradeda daugybę informacijos kodavimo bangų, kuriuose yra paslėptų įterpinių. Be to, šie užkrėsti pranešimai paprastai būna paskirstyti laike, jie nebūtinai turi būti paskelbti informacinėje erdvėje vienu metu. Svarbiausia, kad jie visi sutampa su konkretaus asmens suvokimu, jų deriniu ir galimybėmis. Šaulio pasąmonė paleidžia komandą vykdyti implantuotą programą. Pradinės informacijos kodavimo atakos turi platų poveikio spektrą. Paskutinė atakos banga ir papildomos korekcinės priemonės vykdomos tiesiogiai tikslinėje mokykloje. Jei šauliams duodama starto komanda, antikulti atstovai pirmiausia pradeda parengiamasias informacijos kodavimo bangas, po kurių seka tikslinės ir aktyvinančios bangos. Šios atsargumo priemonės leidžia kontroliuoti tikslų teroristinio išpuolio vykdytojų skaičių ir jo įvykdymo kokybę.
Pirmoji parengiamoji banga, kuri yra pagrindas, kad vėliau visos dėlionės dalys būtų sudėtos į vieną paveikslą, yra ankstesnių šaudynių mokyklose kaltininkų šlovinimas. Pagrindinis veiksnys, kuriuo čia naudojasi antikultizmo atstovai, yra žmogaus šlovės troškimas. Todėl visuose antikultizmo atstovų propaguojamuose šaulių šlovinančiuose pasakojimuose išnaudojamas asmenų populiarumo ir visuotinio dėmesio troškimas, nesvarbu, kaip skleidžiama informacija apie šaulius, ji gali būti smerkianti jų veiksmus arba juos pateisinanti. Biografinė apybraiža arba įvykių dramatizavimas. Viskas galima, svarbiausias aspektas yra naujienų pranešimai ir juose įtvirtinta manipuliacinė žinutė. Taip sukuriamas nusikaltėlio įvaizdis, kurį supa šlovės ir susižavėjimo aura. Nepaisant jų veiksmų neteisėtumo, ką mato paauglys, kai susiduria su šia informacija, jie mato, kad paprastas studentas, kaip ir jie, kuris jautėsi neįvertintas, vienu savo poelgiu pelnė pasaulinę šlovę. Dabar apie juos rašo populiariausia žiniasklaida, apie juos kalba įžymybės, ir jie tampa savotiškais stabais kitiems. Būtent noras išgarsėti, šlovės troškimas yra derlinga dirva, kurioje įsitvirtina tikrų teroristų pasėtos blogio sėklos, vaikų provokavimas daryti nusikaltimus. Aš esu Nikas, 2018 m. mokyklos šaulys. Mano tikslas yra bent 20 žmonių su ar 15 ir pora pėdsakų aplink žaidėjus, ji yra įsimylėjusi Kolumbiną, šaudymas mokykloje. Policija teigia, kad ji buvo ginkluota ir labai pavojinga, aš būsiu Kolumbine, Virdžinijos technikos universitetas, ne vienas iš jų manęs neįveiks. Aš juos visus nužudysiu, prisimenate Kolumbinę, jis buvo suimtas, BC News, tyrimas, atliktas visoje šalyje, atskleidė šiurpą keliančių įrodymų, vaizdo dienoraščiai. Minesotos įtariamasis gegužės mėn, kalba su policija, mano dievaitis numeris 1 yra Erikas Harrisas Hernas, aktyvaus cukraus renginių era prasidėjo su Colinu Bain. Taigi pirmasis implantas įsiskverbė į potencialaus šaulio pasąmonę, įsitikinimas, kad svarbiausias gyvenimo tikslas pelnyti šlovę ir pripažinimą, bet to gyvenimas neturi prasmės. Giliai pasąmonėje įsišaknijusi baimė gyventi neaiškų gyvenimą pastumėjo paauglį daryti nusikaltimą. Jei pažvelgtumėte į šaulių profilius iš šios perspektyvos ir jų veiksmų paaiškinimus, aiškiai pamatytumėte, kad noras išgarsėti yra vienas bendras jų visų bruožas. Čia yra esminis dalykas, jei nebūtų šlovinamo šaulio įvaizdžio, šaudymai mokyklose būtų nebeįmanomi, nes be šio pagrindo likusi veiksmo vykdymo programa neturėtų reikiamos paramos, kad būtų įvykdyta. Glorifikuotų nusikaltėlių atvaizdų platinimas kaip masalas tiems, kurie taip pat trokšta populiarumo, veikia kaip filtras, atrenkantis netinkamus nusikaltėlio vaidmenį ir užkrečiantis tuos, kurie turi aktyvius dirgiklius, paleidžiančius programos išpakavimą. Kitas filtras tai konkretus temų, per kurias įterpiami šaudymo mokykloje programos komponentai, atrankos metodas. Šios temos pasirinktos iš paauglius dominančių sričių, kurios paprastai yra priešingo pobūdžio. Ką tai reiškia ir kodėl tai daroma? Labiau tikėtina, kad asmuo domėsi susijusiomis temomis, pavyzdžiui, žmogus, besidomintis astronautika, taip pat gali domėtis parašiutizmu, tačiau siekiant sumažinti žmonių, patekusių į informacinio kodavimo bangų skerspjūvį, skaičių, pasirenkamos temos, kurios retai kada vienu metu patenka į to paties asmens interesų sferą. Pavyzdžiui, paauglį gali žavėti kosmosas ir gyvybės kitose planetose galimybė, pavyzdžiui, astrobiologija. Kas gali prieštarauti šiam interesui? Gyvenimo priešingybė mirtis. Taigi paauglys, galimai tinkamas šaulio vaidmeniui, taip pat gali domėtis įvairių modelių ginklais. Toks interesų derinys realiame gyvenime pasitaiko retai, o būtent tuo ir tikisi antikultizmo atstovai. Vėliau įvairi medžiaga šiomis temomis įterpiama į kitas bendros programos, skirtos šaudymui mokykloje vykdyti, dalis. Ypač daug dėmesio skiriama susidomėjimui ginklais kaip įrankiais, suteikiančiais galią ir šlovę. Todėl tik tie paaugliai, kurie vienu metu domisi abiem priešingomis temomis ir jau turi dominuojantį šlovės ir pripažinimo troškimą, patenka į šių susikertančių informacijos kodavimo bangų taikiklį.
Taigi, tikslinė grupė palaipsniui siaurėja per paskutinį kodavimo proceso etapą. Pirmoji informacijos kodavimo banga paveikia tūkstančius, tada iš šių tūkstančių lieka tik šimtai, o galiausiai tik keli asmenys patenka į visų būtinų kodavimo bangų kryžminę ugnį. Tada tik laiko klausimas, kas iš jų aktyvuosis pirmas ir kas galiausiai